Kiprai, čia ne tas intro. Keistesni dalykai 5 arba kitaip Gen Z kartos X-Filai. IMDb 8,6, supuvę pomidorai 92%. Vienas retesnių atvejų, kai ir žiūrovai, ir kritikai labai aukštai vertina turinį. Ir neslėpsiu, su vertinimais žiauriai sutinku. Tai yra geriausias Netflix'o kūrinys. Ir žinai, kokia emocija man sukelia Stranger Things? Panašiai kaip 2005 metais grįžęs iš darželio, įsijungi Baltijos ar ten LNK televiziją ir įsijungi Dragon Balls. Ir kartu su Sangoku kaupi tą energijos rutulį arba tą hame. Veiksmas, galios, atmosfera ir visas tas bendras pasaulio vaibas taip įtraukia, kad tu atrodo atiduotum bet ką, kad bent 5 minutės ten pagyventum. Tai vat maždaug tokią emociją man ir kelia serialas. Čia jokia ne naujiena, bet jeigu dar nežinojai, tai Stranger Things filmavo ir Lietuvoje. Ir Lietuva užėmė tokį kaip ir Rusijos vaidmenį. Deja. Lietuvos aktoriams taip pat labai pasisekė ir iš to, ką pavyko rasti, net 8 lietuviai gavo vaidmenis. Vaidotas Martinaitis. Dauguma turbūt atpažinote jį seriale, jeigu jums daugiau nei 16 metų. Ir kas žiauriai smagu, kad mūsų tautietis užėmė labai svarbią rolę. Run, you die. You hear, American? Karolis Kasperavičius. Nežinau, ar čia tik aš, bet man Karolio veidas labai primena Jokerį iš Batmano. Ne, tipo nepanašu? 6-7. Uždaryk burną savo, gerai, Aslė? Taip pat buvo galima pamatyti ir tokius aktorius kaip Audrius Paulavičius, Tomas Zaibus, Marius Čižauskas, Dainius Jankauskas ir Saulius Bareikis. Tai Lietuvoje buvo kelios pagrindinės lokacijos, kuriuose ir filmavo. Lukiškių kalėjime Netflix'as praleido turbūt daugiausiai valandų, kadangi ten buvo filmuojama didžioji dalis Lietuvos kadrų. Bet žiūrint behind the scenes, man labiausiai rūpėjo ne pati aplinka, kur filmuoja pats kalėjimas, o aktoriai ir kaip jie vaidina kovos scenas su nematoma būtybė. Šito žalio žmogeliukas yra tam, kad iš esmės aktoriai galėtų visų pirma įsivaizduoti, kur bus monstras, ir antra, kad paskui specialiųjų efektų komanda galėtų jį pakeisti tikrų monstrų. Tai čia įdomiausia dalis, nes man kaip bijančiam kamerų ir neturint jokios vaidybinės patirties, atrodo žiauriai sunku įsivaizduoti, kaip reikėtų vaidinti, kai tiesiog žmogelis su žaliu kostiumu mojuoja rankom ir visi aplinkui skraido. Šiaip bendroje visumoje, tai kalėjimo kadrai atrodė, žiauriai gerai. Apie patį kalėjimą labai daug pasakoti nereikia, visi žino, visi matė, važiuojam toliau. Šiaip nuvažiavęs planavau pafilmuoti, atkartoti Netflix'o kadrus, bet tik atvažiavęs ten supratau, kad SD kortelės neturiu. Tai bent jau paskraidžiau su dronu ir jo. Pati cerkvė yra pavaizduota taip, lyg ji būtų kažkokiam užkampyje kaime Rusijos glūdumoje. Jei kaip pavyzdys kamerą būtumėm pasukę šiek tiek į dešinę, būtumėm pamatę aibę. Jeigu pilnai būtumėm apsukę, tai kažkokią mokyklą, gimnaziją. O jeigu būtumėm pasukę į kairę, tai tiesiog kažkokie keistesni dalykai. Ok, tai dabar aišku, dėl ko tą vietą pasirinko. Toliau mano mėgstamiausia turbūt lokacija, kurioje buvo filmuojami Stranger Things Lietuvoje, tai yra Skersbalių karjeras, kuriame dabar pasirodo vėl viskas veikia ir dirbama yra, kurį laiką kiek čia atvažiuodavau, tai nieko nevykdavo. Šiaip lokacija žiauriai faina. Pirmą kartą pamačiau prieš 6 metus, kai su FPV dronu pradėjau skraidyti ir tiesiog faina vieta, daug erdvės mokytis ir tiesiog žiauriai gražu. Tai būtent šitoje vietoje ir filmavo serijas, kuriuose buvo Hoperis pagrobtas rusų ir išvežtas į Kamčiatką. Tai va, žiauriai populiari vieta fotosesijoms, tai tikrai rekomenduoju atvažiuoti. Jeigu važiuosit, tai iš karto rekomendacija nevažiuoti miško keliukais, ten kur nėra asfalto, nes nebent turit aukštą mašiną, tai tada be problemų. Ne, kas buvo? Einam droną ieškoti. Įpisai bėgius? Eik tu na... Ai, tasa. Gerai, nusileist, tai aš žinai ir nuredėt galiu. On the road again.
Radau. No way. Bliama, man atrodo minus 2 propeleriai. Nors galėjau praskris, bet dabar tai turiu taip rodyti. O dabar taip tiesiog simuliuoju, kad su dronu skrendu. Žiau. Nieko, grįšim, reikės testuoti, o dabar bandyti kažkaip užlipti reikės. Vienas smagiausių dalykų yra eksplorinė, labai nesiparinė, skraidai, krešinį, paskui eini to droną ieškot. Va tas pats smagumas ir yra, kada seniau kažkaip labai parindavus, kad ten dronui propeleris koks lūžo, dar kažkas. Dabar man į šitą kalną įkopti. Aš jaučiuosi kaip sapne, žinai, kaip bėgi. 3, 2, 1. Ir paskutinė man žinoma vieta, kurioje filmavo Stranger Things, yra Kyviškės aerodromas. Būtent čia Jurijus pagrobė Joyce ir Murėjų ir išgabeno į Rusiją. Šiaip labiausiai kilo klausimas, kodėl būtent Lietuvoje filmavo šitas scenas, kai visą tai puikiai galėjo padaryti Amerikoje, bet spėčiau, prodiuseriai tiesiog norėjo sutaupyti. Dideli užsienio projektai neretai pasirenka tokias šalis kaip Lietuva, Latvija ar Ukraina tam, kad tiesiog produkšino kaina būtų mažesnė. Ok, dabar tai jaučiuosi kaip kaušas, kaip pradžioje užšėriau komplimentais tą serialą. Nespraskit manęs neteisingai, bet 5 sezono pirmas volumas buvo tiesiog nice. Ir jau praktiškai buvo apsiginklavęs su dar daugiau komplimentų. Bet tada išėjo volume 2. Start the damn joust before I piss myself. Ir tada visas suformuotas serialo įvaizdis smuko kokiais 2-3 balais. Pirmas sezonas. Absoliutus kinas. Trumpa priešistorė apie patį serialą ir kaip jisai iš viso atsirado. Tai broliai Dufai sukūrė Stranger Things, parašė scenarijų ir tada ėjo per visas streamingo platformas, siūlydami idėją, kad ją pirktų ir galėtų daryti. Ir juokingas dalykas, kad absoliučiai visi atsisakė kurti serialą, išskyrus Netflixą, kuriem patiko vizija ir jie nusprendė padaryti 1 sezoną. Jo, tai tiek ir te buvo. Daugiau režisieriai nebuvo paruošę tik tai 1 sezoną, nes net nežinojo, ar tas serialas išvažiuos, ar bus pelningas ir apskritai žiūrimas. Ir surprise, surprise, serialas pavyko. Ir tada turim 2 sezoną, kuris yra visiškai neįsimintinas ir veikia kaip filleris. McDonald's had a farm. See, now that's some bullshit. 3 sezonas ir ta dalis apie rusus man biški pritemta. Nes jau paliekam tą uždarą Hopkinso miestelio pasaulį ir išeinam į plačiuosius vandenis. Ir visas tas mastas jau atrodo toks pasaulinio lygio ir ta mažo miestelio problema, kuri tampa nebe tik mažo miestelio problema, praranda tą savo cinkelį. Puikus pavyzdys yra serialas Dark, kur šiaip 1 sezonas turi labai daug panašumų su Stranger Things 1 sezonu. Tiek serialas Dark, tiek Stranger Things prasideda nuo to, kad susipažįstame su personažais ir jais supančia aplinka. Ir jau pirmoje abiejų serialų serijoje dingsta po mažą berniuką, kur artimieji ir draugai pradeda paieškas, kuriuose susipažįstame su keistesniais dalykais. Bet ką jie padarė, tai paėmė vieną problemą ir ją uždarė viename miestelėje ir that's it. Ir jeigu nematei Dark, tai būtinai pasižiūrėk, nes suprantu vokiškas, bet Netflixas šiaip gerai yra dubliavęs. Tai labai vertas dėmesio serialas. 4 serialo sezonas man vėl sugrąžino tą žiūrovo džiaugsmą. Blogiukas, žiauriai įdomus ir kietas, turi labai įdomias galias ir turi neblogą istoriją. Tai 4 sezonas. Absoliutus kinas. Ir tada turime 5 sezoną. Jesus Christ. Pamenu, kai paleidau 1 serijas, tiesiog peržiūrėjau ir atsimenu, tiesiog lakščiau po namus, high-fivinau draugę, high-fivinau katiną ir tiesiog tryškau džiaugsmu. Ar viskas buvo nuspėjama? Jo, bet vis tiek buvo žiauriai įdomu žiūrėti. Ir tada šventiniu laikotarpiu pradėjo leisti likusias serijas. Nežinau nei kaip, nei kodėl, bet tos paskutinės serijos atrodė daug pigiau padarytos nei kaip pavyzdys 4 sezono. Kad suprast, 5 sezono biudžetas buvo apie 500 milijonų. Ir dabar turime 2 kadrus, kurie iš principo yra tokie patys. Ir vienas atrodo, kad Bollywoodas Indijoje filmavo, o kitas veiksmą ir atmosferą sukuria tokia įtikinama, kad, tu iš tikrųjų pradedi nerimauti dėl personažo. Žinau,
vėluoju aš į šitą traukinį, mymsų, visų sąmokslo teorijų ir panašiai, kad holy shit, kas dėjosi socialinėse medijose visą sausio mėnesį. Ta prasme, pabaiga buvo tiek tragiška, kad serialo fanai negalėjo patikėti, kad jau baigėsi serialas ir pradėjo ieškoti visokių detalių, kad atseit bus dar viena serija kažkada. Ir kiek žinau, Game of Thrones pabaiga buvo taip pat bloga, bet ne ant tiek, kad visa auditorija 1,5 mėnesio kurtų sąmokslo teorijas ir net su AI kurtų patys paskutinę seriją. You put this thing inside me! Now it's mine! You think that power belongs to you? Someone is inside Vector's mind! Gotcha. Are you delusional? Labai geras pavyzdys, kaip Vilo atsiskleidimas, kad jis yra gėjus, truko tiek pat laiko, kiek finalinė boso kova. Ta prasme, 26 metai jau nebereikia tiek kišti to atskleidimo ir kai tai yra tabu, nes tai nebėra tabu. Mano kaimynas gėjus, mano kaimyno šuo gėjus, translytis, visur aplinkų pilna gėjų ir... Sovietmečiu buvo madinga būti komunistu, o dabar pederastas. Bet kai režisieriai nusprendžia, jog reikia būti inclusive ir padaro tai žiauriai blogai, net gėjams nepatiko ta scena. Visi, kas žiūrėjo Stranger Things jau nuo 2, nuo 3, žinojo, kad Vilui nepatinka panas, kad jam ir visa tai buvo parodyta taip subtiliai ir taip skoningai, šefskis. Dar juokingas dalykas, kad besiruošdamas šitam video, dar pasižiūrėjau behind the scenes ir making of to 5 sezono. Ir žinot, kas man labiausiai įstrigo? Today's a very interesting day. We are shooting episode 8, which isn't completely written yet, spoiler alert. So we don't even fully know what's going on. Aš kažkaip tikėčiaus, būdamas filmavimo aikštelėje, kad režisierius atliko savo darbą ir parašė scenarijų ir nereikia klausti, kas vyksta arba ką mes dabar filmuosim. 5 sezonas prasidėjo nuo Vilo plastelino, kuris pirmam sezone buvo dingęs, mes jo nematėm ir dabar mes matėm jo tą prieš istoriją. Ta prasme, lyginant su manim, efektai yra žiauriai gerai. Bet kai mes kalbam apie serialo serijos biudžetą, kuris prilygsta pilno metro kinui, aš kažkaip biškį tikėčiaus mažiau plastelino ir daugiau realumo. Nes net neabejoju, kad paėmus vaiką biškį panašų į Vilą, kaip jisai atrodė prieš 10 metų, uždėjus jam bliūdo peruką, mes jau turėtumėm geresnį rezultatą negu CGI atkurtas vaikas. Jei patiko video, spausk like, prenumeruok kanalą ir iki.